Labas moteris, labas tiesiogiai. Užsivertusi darbeliais eilėm. Vau, laukiu klienčių, galvoju, stabtelsiu trumpam reportažiukui, pakuoju siuntinėlį. Kaip jūs galvojat, kur iškeliauja? Vau, į Kazlų Rūdą iškeliauja nuostabus siuntinėlis, suknelė, Danutės knyga. Iškvėpintas Kiprija, tekstilės kvapais, rožių su pudra, tokių prabangių kvapų. Pas mane visa eilė yra namų kvapų, namų, tekstilės, automobilio. Ir žinot, labai trumpai taip sujudo su Danutės knygom, bet tikriausiai ne todėl ir tuo pačiu gaunu labai daug atsiliepimų iš jūsų. Tai iš tikrųjų mes moteris, vadinasi, norime ne tais būdais kažkokiais dirbtinais išsaugoti sveikatą ir jaunystę, nes mes žinome, kad yra lengviau išsaugoti negu susigrąžinti, bet tais tokiais prigimtiniais gamtos, tikraisiais žmogaus vertybėmis. Ir žinot, taip įdomu, taip tikrai noriu perduoti linkėjimai. Knygos Danutės keliauja Kaunas, Vievis, Anykščiai, Vilkaviškis, Panevėžys, Tauragė, Prienai, Vilnius, Utena, Kazlų Rūda, Vilnius, Anglija, Vokietija, Pakruojis, Linkuva, Plungė, Portugalija. Tai knygos dabar yra atsakomybė pas mane yra labai griežta tvarka. Šiandien vakare gaunu papildymą rytoj ir viskas išsiųšia, tik tai kelios dienos laukimo, gal net kokia para laiko. Tai va, nuostabiosios moteris, o aš pasirodau su suknele. Suknelė 60 eurų turiu pardavime, galite rašyti, kad man nebūtų kažkaip tai, gal kartais būna vėsų, tai aš iš Vilnelės turiu susikūrusi štai tokius grožius, auskariukai mano kūrybos. Ir moteris, linkėjimai, ir gal dar nežinau, ar man pavyks šiandien suknelės dar kažkiek tai parodyti, bet į Paryžių iškeliauja pas nuostabią mano klientę, mano kūrybos auskarai. Ką kuriu, ir štai aš gyvenu tokiame grožį. Ir žinot, sako, iš kur Jolanta, kaip įkvėpimas, kaip užsivilkau šitą suknelę, žinau, man vėl reikės išeiti ir galvoju, aš be kepuraitės neišeinu iš namų, jau tai žinote, aš ją derinu prie suknelės kepuraitę. Ir suprantat, ir aš supratau, kad aš buvau prikūrus ir neturiu. Aš dabar taip norėčiau su taškiukais, balta kepuraitė ir su tokiu intarpu juodai su baltais taškiukais. Tai tikrai užkursiu siuvamą mašiną ir pamatysite kepuraitę, susikursiu savo ir jums pristatysiu. Manaime butikė, nesušalkite, moteris, yra tikrai daug prikurta kepuraičių, susisiekite, aš galbūt jums pristatysiu atskirą video. Iki, linkėjimai.